Sveika, Gintė. Dėkoju tau, kad atėjai šiandieną pasikalbėti apie mus. Tai visiems kitiems noriu pristatyti, jog Gintė yra atranka 360 vadovė ir įkūrėja. Tai smagu šiandieną tave turėti svečiuose. Ir Gintė, šiandieną noriu pakalbėti apie testus. Iš esmės, dabar tikrai visos organizacijos ar ne, arba atrankų, darbuotojų paieškos ir atrankos kompanijos testuoja kandidatus, ar ne? Taip. Tam tikram etape. Pasidalink, prašau, kam yra reikalingi tie testai, kodėl jie yra naudojami atrankų metu. Iš karto galiu pasakyti, kad klaidinga manyti ir daugelis, ar ne, kandidatų, kurie kandidatuoja, galvoja, kad testai reikalingi tik įmonėms, ar ne, kurie atlieka atranką. Deja, bet testo nauda labai reikalinga ir naudinga žmonėms, kurie lygiai taip pat renkasi ir dalyvauja atrankos procese. 20 metų jau esu toje srityje, padedu įmonėms susiburti savo komandas, atsirinkti darbuotojus ir dirbu su skirtingom vertinimo sistemomis. Ir galiu pasakyti, kad iš tiesų nėra nei vieno stebuklingo metodo, vieno kažkaip tai pranašesnio už kito, kad tą informaciją, ar ne, darbdaviai renkasi. Mes atrankų specialistai renkamės iš labai skirtingų kanalų. Iš pokalbių, iš susirašinėjimo, ar ne. Pirmo įspūdžio be galo labai svarbus. Praktinių užduočių, asmenybių testų, gebėjimų, vertybių, interesų. Ta prasme, tik holistinis požiūris, kuriuo aš ir naudojuosi, vadovaujuosi ar ne savo darbe, gali suteikti tikslesnės informacijos ar ne ir kelti mums net ne kažkokią tai konstantą apie kandidatą, ar ne, nedaryti galutinės išvados, bet hipotezės kelti. Ir testai reikalingi vien todėl, kad jie asmenybiniai testai, ar ne, apie kuriuos mes šiandien ir kalbėsime, jie atveria tiesiog galimybę tau kaip specialistui pasikalbėti su kandidatu. Jeigu tu matai, ar ne, kad, tarkim, pavyzdys visai nesenai buvo paskelbta pardavimų vadovo pozicija ir buvo darbo skelbime nurodyta, kad taip, tai yra vadovaujanti pozicija, bet tu vadovauji savo projektui pardaviminiam. Ir tikrai buvo nurodyta, kad nebus komandos. Ir turėjau kandidatą, kuris jau dirbo su savo komanda, turėjo 7 žmonės po savimi, buvo aktyvių pardavimų komanda. Ir sakau, ar matėte, kad jūs neturėsite savo komandos, kad reikės savo rankytėm daryti pardavimus. Taip, viską mačiau, bet mane čia labai imponuoja, va šita įmonė, noriu dirbti joje. Ir po testo atlikimo tikrai matau, kandidatas turi stebuklingą potencialą suburti, įkvėpti žmonės. Ir mes su juo pakalbėjom, kaip sekasi. Gerai, sako, sekasi, tikrai komanda myli mane, mes pasiekėm rezultatus. Sakau, Bet komanda. Taip. Apie tai yra kalba, kad testas padėjo, davė impulsą pasišnekėti su kandidatu, kad visgi gal ir suk tuo keliu ir ieškok pozicijos, kur turėtum savo komandą, o nereikėtų grįžti ten į -15 metų atgal savo darbinę patirtį ir vėl viską nuo pradžių pradėti. Ir kaip, tai čia akivaizdi nauda. Pateko pas profesionalą, kuris sugeba atverti, interpretuoti testus, ar ne, sujungti visą informaciją, gyvenimo patirtį, kaip sekasi jam dabar, kokią viziją. Galbūt buvo pavargęs, ar ne. Tiesiog, sakau, atostogų reikėtų ir viskas. Galbūt tada iš naujo permastyti tą mintį, ar visgi norisi, ar nesinori dirbti su komanda. Gerai, ačiū, padėkoju už patarimą ir tikrai suprato, kad ne šita darbo vieta, į kurią kandidatavo. Tai, žodžiu, nepateko nei savo lėkštę kandidatas, kur nei įmonė būtų laiminga, nei kandidatas. Tai va čia ir kaip tu paminėjai, yra labai svarbu, kad ir pats žmogus suprastų, kokią vertę jam tie testai ar ne duoda. Tu gali galbūt norėti, bet tau testas rodo, kad ne dabar kažko, ar ne? Taip, tikrai taip. Ir testas
dabar žiūrint apie kurį mes ar ne, kalbėsim, gal tada vėliau apie konkrečius testus, bet vienareikšmiškai kandidatai ar ne, kurie žino apie save, yra įsigilinę, žino savo stiprybės, žino, kur jie bus žvaigždės, o kur tik rusens kaip ugnelė, ar ne, kurie žino, ar jie nori dirbti su žmonėmis, nu, kad objektas būtų, ar ne, žmogus, ar kad, na, kažkokios schemos, objektai, ar ne, kur mažiau tos sąveikos. Tai super, ar ne, tu jau žinai kryptį savo karjeros. Jeigu tu žinai, kad tave veža rezultatas kažkoksai tai, kad tu turi kontroliuoti, ar ne, tą visą procesą nuo A iki Z ir pasiekti ir pamatyti va, tą galutinį, kaip sakyt, pastatytą paminklą. Arba tu žinai, kad ne, nesinori tokios didelės atsakomybės, norisi būti tik tai komandos dalimi ir tik tai procese dalyvauti. Valio, tu jau tada rinksies, na, tam tikrą poziciją, kur tu, nu, tik prisidėsi prie to bendro rezultato. Nu, kaip pavyzdžiui, komunikacijos ar ne vadovas, kokiai nors korporacijai. Ir atsakingas, tarkim, už prekinio ženklo žinomumą. Taip, tai žmogus, kuris tikslę turi orientaciją rezultatą, bet pavyzdžiui, dizaineris, turinio kūrėjas, jis jau prisideda tik tai prie to rezultato. Tai ir galbūt jis tikrai nešoks į vadovaujančią poziciją, kaip dažnai sako, kad iš gero specialisto, jeigu pakilo ar ne karjeros laiptais ir tapo vadovu, nei vadovo nebeturi įmonė, nei specialisto. Nu jau čia toksai žinomas ar ne visų atrankistų scenarijus. Tai žodžiu, nu, žinojimas, aiškumas suteikia kryptį. Nebesiblaškai tiesiog. Vienas momentas. Dar, jeigu kalbėti apie naudą, ar ne, atrankų procese, atrankos pokalbėje labai jaučiasi tie kandidatai, kurie žino, kas yra ir ko nori. Jie, tarkim, įsinagrinėjo savo visą gyvenimo, ar ne, nu, kaip sakyti, patirtį, peržiūrėję yra, kuriems patiko darbuotis kokiose veiklose, kuriem augo sparnai ar ne, kur energija tiesiog gyslomis tekėjo ir kur reikėjo kažką daryti sukandus dantis. Jie žino savo stiprybės, jie žino, kas juos motyvuoja, jie žino, kur jų interesas yra, kur jų dėmesys ir fokusas. Ir darbo pokalbio metu tokie kandidatai labai tvirtai jaučiasi, jie gali diskutuoti su darbdaviu, jie gali tas savo stiprybės įveiklinti ir kalbėti, na, darbdaviui tokia labai patrauklia kalba, kaip balzamas, tarkim, išgirsti, kad va, Marius išspręs mano problemas, jis kalba mano kalba, jis sukurs man vertę. Tai žodžiu, jie gali laisviau interpretuoti ir taip atsipalaidavusiai, na, veikti. Nes, nu, kai tu žinai, tu užtikrintas esi. Taip. Tas užtikrintumas ir pasitikėjimas, ar ne? Kaip tas sako, pirmas įspūdis, nu va taip ir susikūrė. Įeina žmogus ir žinai, jau jauti, kad čia taip, jo. bus tas. Taip.